Gerą dieną. Taigi vėl sugrįžtu. Šiandien ateinu pasidalinti su tavimi stebuklingomis dienomis. Tai yra kovo 21 iki 23. Tai yra ta diena, kai tu gali kažką gyvenime kardinaliai pakeisti. Ir papasakosiu, pasidalinsiu, kaip aš matau, kaip jaučiu ir kaip suprantu visą tai ir kasgi iš tikrųjų vyksta mūsų žemėje. Taigi, turbūt tau teko girdėti, kad kovo 20 ir 23 yra naujo laiko energijos. Atkeliauja iš visatos, iš kosmoso ir kažkada labai senai, prieš daug tūkstančių metų, netgi skaičiau, kad prieš mūsų erą, naujieji metai ir buvo kovo 20. Tik tai 19 amžiuje į Lietuvą atkeliavo nauji metai būtent gruodžio 31 dieną. Aš visada galvojau, kodėl man nėra didelio potencialo švęsti tuos naujus metus. Kodėl ta gruodžio 31 į sausio 1 kažkas yra kitaip, gal ir tau. Ogi pasirodo todėl, kad kažkada imperatorius Romos Cezaris, prieš mūsų erą, irgi skaičiukų nepaminėsiu tiksliai, jis ir sugalvojo ir įvedė, kad nauji metai bus švenčiami gruodžio 31 dieną. Taigi, kodėl dabar yra tas laikas, kai tu gali keisti savo gyvenimą? Todėl, kad ir gamtoje, jeigu pažiūrėsi, ar ne, vyksta pokyčiai, bunda gamta, ar ne, auga, skleidžiasi pumpurai medžių. Pabunda visokiausi kirminukai, mačiau netgi jau drugeliai skraido, tai vyksta pabudimas. Todėl ir sako, ar ne, nauja pradžia, nauji metai. Žinoma, visada galima švęsti pagal tai, kas tau yra geriausia, bet aš vis daugiau ir nuostabiau man, aišku, sutikti žmonių, kurie jau naujus metus švenčia būtent kovo 20 dieną. Taigi yra laikas, kai tu gali paleisti viską, kas sena, viską, kas nebereikalinga. Pavyzdžiui, apsitvarkyti šiandien šiom dienom savo namus, išnešti viską, ko nenaudoji, atiduoti ir padovanoti kažkam, kas galbūt jau senai kaba ir užima tik vietą. Išduosiu paslaptį. Ilgai nenaudojami, nevartojami daiktai kaupia negatyvę energiją. Tai kamgi ją kaupti, kai tu gali ją išlaisvinti ir kažkam tai dar suteikti džiaugsmo. Žinoma, ne tik namus reikia valyti, nes namai tai yra tavo šventovė, kur tu ateini, ilsiesi, būni, kur nori, darai tai, ko trokšta tavo širdis. Bet taip pat labai svarbu peržiūrėti, pavyzdžiui, savo telefono užrašus, žinutes ir ten padaryti tvarką, ištrinti. Su kuo tu daug metų nebendrauji, su kuo net niekada nebekalbi, kam tau užrašų knygelį reikalingas to žmogaus numeris. Paleisk, įsileisk į savo gyvenimą ir ypač dabar naujus žmones. Nes vėlgi, kai ištrini, ateina kažkas tai naujo. Visai nesenai mačiau tokią situaciją, kai moteris ilgą laiką neturėdama santykių ir vieną dieną atėjus pas ją, draugė sako, tai pagaliau, kadagi tu susitiksi ir surasi savo vyrą, antrąją pusę, gana tau čia sėdėti, kažkągi daryk. Ir ką jinai pirmiausia prisiminė, tai prisiminė savo buvusio vyro siųstus laiškus. Ką jinai padarė, jinai suplėšė ir išmetė. Kas įvyko? Ogi įvyko stebuklas, tai reiškia, kad po kelių dienų jinai ir sutiko savo antrąją pusę, tai žmogų, kuris patiko ar ne ir jai, ir tam žmogui jinai patiko. Tai va taip veikia energijos ir atrodo, ką tai galėtų reikšti, bet pasirodo labai yra stipru. Taigi pasitikrink savo užrašų knygeles, peržiūrėk žinutes, peržiūrėk visus socialinius tinklus, kuriuose grupėse tu ten nesilankai ir tau nėra visai naudinga, nes ten irgi yra tavo energija ir būtent išeik iš tų grupių. Vėlgi pamatysi, kaip viskas atsilaisvina.
Toliau, kai valaisi ar ne namus, telefoną ir kompiuterį lygiai taip pat, žinoma, reikia prasivalyti ir galvą. Tai reiškia atsisėsti ir pagalvoti, ko labiausiai šiandien nori paleisti, nebenori taip gyventi ir galų gale gyvenimui ar ne tam veiksmui pasakyti stop. Garsiai ir su tokia stipria intonacija, išreiškimu, kad stop, ar ne, aš nebenoriu gyventi taip ir taip. Aš gyvenu tik tokį ir tokį gyvenimą. Išreikšti ketinimą garsiai visatai. Turbūt iškart protas sakys, nesąmonė neveikia, jau bandžiau daug kartų. Iškart išduosiu paslaptį. Viskas veikia, jeigu tu tą darysi nuoširdžiai iš širdies, iš jausmo. Aš netgi kartais darydavau, kai supykdavau ant kažko, ar ne, kad man jau kažkas nebeina. Aš sakau, viskas, stop, nebedarau, viskas, pasiduodu, gerai, darau kitą veiksmą, keliauju prie kito kažkokio tai momento, ar ne, ar važiuoju ten, ar skrendu, ar rašau, ar skaitau, ar einu kažkur, ar bendrauju, ar nebendrauju, na žodžiu, priimti labai puikus laikas tokius rimtus sprendimus. Apsvarstyti, pagalvoti, su kuo tu jautiesi, laiminga, džiaugsminga, kur tau gera, kas tau teikia emocijos, kokie žmonės, su kuriais tu jautiesi savimi, kur tau nereikia užsidėti kaukės ir vaidmeniauti. Ir va ten, kur atrasi tuos žmonės, su didelė meile ir dėkingumu, padėkok jiems už tą kelionę, už tas galbūt patirtis, už tas nuostabias akimirkas ir keliauk toliau, nebestovėk. Ir tuo pačiu įsileisk su ta mintimi į savo gyvenimą naujas emocijas ir naujas potyrius. Ko labiausia noriu palinkėti tau 2025 metais nuo kovo 21 dienos atsijungti nuo medijos, atsijungti nuo to chaoso, nuo dirbtinai sukurtų baimių ir daug iliuzijų. Kodėl aš kalbu? Todėl, kad iki manęs ateina ne viena žinutė, kai žmonės serga psichinėmis lygomis, kai žmonės atakuoja naktimis įvairiausi dalykai. Ir tai tik todėl, kad žmogus yra prisijungęs prie to stipraus egregoro. Na, tai vadinamos tokios būtybės, kuri paskui valdo ir sako iššaukiančius netgi momentus arba priverčia daryti veiksmus. Ir taip, tai nėra lengva. Ir jeigu tu manai, kad nueisi pas gydytoją ir išgersi piliulę vaistų ir tau padės, tai yra iliuzija. Pažiūrėk filmą Matrica, visas dalis. Ten yra visi atsakymai, kur tu esi ir kaip tave valdo. Ir jeigu tau nepadeda ir negali pats rasti savo išėjimo būdų, visada gali kreiptis pas žmonės. Aš esu ta, kur galėčiau tau nukreipti pas puikų specialistą. Iškart pasakysiu. Tai žmonės, kurie dirba su energijomis, tai žmonės, kurie yra aiškiaregiai, tai žmonės, kurie mato Akašos kronikas, tai žmonės, kurie mato praeitį ir netgi ateitį. Tai žmonės, kurie praėjo savo kelią, kurie turėjo daug iššūkių, jie gali tau pasitarnauti. Kito kelio žemėje aš nežinau. Ir ką pastebėjau aplinkoje, daug kaltės jausmo, daug pykčio ir agresijos, daug nusiskundimų valdžiai, kažkam kitam, religijai, dar kažkam. Bet vienintelio žmogus nesupranta, kad visa tai, kas yra ir ką kūrė Dievas, nes tai yra su Dievo vis tiek sutikimu vyksta ir vyksta tik todėl, kad tu pagaliau vieną dieną, kaip ir aš prieš 10 ar gal net, prieš 10 metų beveik, aš išjungiau televizorių ir iki šiandien jo nežiūriu.
Vien tik todėl, kad tada supratau, kad tai man neneša gerovės. Ir šiandien aš galiu tau pasakyti, išjungtas televizorius netgi mėnesį nežiūrint jo, nesiklausant tos daug skleidžiamos baimės pagristos informacijos, tu pamatysi, kokie yra pokyčiai. Ir tada aš tau ką siūlau, tai siūlau nerti į tai, kas tau patinka. Pavyzdžiui, ką aš galiu pasidalinti ir ką atradau, tai yra bombinė praktika, kuri gali pakeisti tavo gyvenimą kaip ir mano, kuri atkeliavo prieš 2 metus. Atsitiktinai ar neatsitiktinai, nežinau, viskas parodys laike, tai yra sakralinė geometrija. Lietuvių liaudies mene taip pat yra kalbama apie sakralinę geometriją, apie gyvybės gėlelę, kuri yra ne iš 5 žiedelių, o iš 6. Ir ką jie reiškia, ir tai yra simboliai. Kiekviena linija, kiekvienas geometrinė figūra vibruoja ir skleidžia energiją. Nepiešti rekomenduoju mandalas, nespalvinti rekomenduoju mandalas, o piešti mandalas, net nežinant simbolių reikšmės. Susirasti YouTube kanale ir piešti. Kas įvyks? Įvyks stiprus ryšys su kūrėju. Atsivers nematomi energetiniai centrai. Ir tavo visos baimės, tavo gauta informacija per televizorių pradės tau rodyti visai kitą ekraną ir tu pradėsi iš savęs juoktis, kad tu kažkaip sugebėjai patikėti, kad tau kažkas sako. Dings baimės, dings ligos, pasikeis net balsas, pasikeis tavo eisena, nežinau, įvyks kosminiai pokyčiai. Ir kad tai vyktų, aš tau rekomenduoju piešti į savaitę bent 2 kartus. Tai aš dariau ir aš žinau, kad tai yra didelis rezultatas. Šiandien man Dievas vėl davė galimybę grįžti prie to ir panerti į dar gilesnį suvokimą to. Ir kad kiekvienas simbolis, o beje, simboliai, jantros, mandalos, nėra tai religija, tai yra atkeliavusio istorijos dalis iš labai senai, kuri jau tada žmonėms davė ir jie žinojo, kad šie meno kūriniai, simboliai turi įtaką jų gyvenimui. Ar tu įsivaizduoji, kad taip gali būti? Aš tau galiu pasakyti taip. Ir tai, kas buvo galbūt seniau, neveikia taip stipriai ir galingai, tai, kas veikia šiandien. Ir jeigu tu šiandien per šias stebuklingas dienas nupieši mandalą, išsikelsi savo intenciją ir pasidomėsi daug plačiau, tai jau rodys, kad tu nori gyventi kitaip. O visata yra tokia stebuklinga ir tokia galinga, kad gali tau kiekvieną sekundę padovanoti dovanas. Žmonės, kurie nusprendė gyventi kitaip ir nebebūti tam dideliam egregorėje, tam, sakykime, kokone, kur vien tik yra žemos energijos ir visos susijusios su baimėmis, mirtimi, badu, karu ir visais kitais, tau padės pakeisti net kūno struktūrą, aktyvuoti vieną dieną DNR ir netgi galbūt pakeisti kraujo grupę. Aš kalbu ne iš knygų, aš kalbu iš savo patirties. Ir jeigu tada aš nebūčiau piešusi 4 mėnesius tų nuostabiųjų mandalų, klausimas, ar šiandien vėl galėčiau daryti tai, ką darau. Ir dar pasidalinsiu. Žinoma, tai ne kiekvienam žmogui yra lemta piešti, ne kiekvienam siela nori tą daryti, bet jeigu tau yra artima menas ir piešimas, tapyba, liniuotė, skriestuvas,
popieriaus lapas arba kažkokios piešimo priemonės, spalvos, tu gali viską keisti. Ar žinojai, kad spalva, kuri yra ant tavo kūno, tai reiškia, kuo tu apsirengus esi, irgi vibruoja ir skleidžia energiją. Pati aukščiausia vibracija, kuri vibruoja aukštomis vibracijomis, energijos spalvos yra violetinė spalva. Pati žemiausia, kuri pritraukia destruktyvą, negatyvą, visą šlamštą į tave, tai yra juoda spalva. Tu surask nors vieną žmogų, kuris yra laimingas gyvenimu ir šypsosi, yra apsirengęs juodai. Tu jo nerasi. Nes kūnas, kuris jaučia energijas ir jų vibracijas, neuždės ant savo kūno juodos spalvos. Nes jaus ne tą energiją. Taigi atsidaryk spintą ir dabar pasižiūrėk, kaip tu gali prisidėti prie savo laimingesnio, geresnio gyvenimo, netgi per drabužius. Netgi aplinkoje tavo namuose, kur tu galėtum spalvų žaismu pakeisti visą tai. Jeigu paskaitysi, kiekviena spalva turi skirtingas reikšmes ir kiekviena sukuria tau nuotaiką. Taigi pasidomėk internete ir surask arba ateik į mano uždarą grupę Facebook'e Sielos harmonija manyje tavyje. Ten kažkada esu pasidalinus apie spalvas ir ten gali tu surasti. Taigi, kaip supranti, viskas vyksta tik dėl tavo gerovės. Ir jeigu šiandien yra tavo didžiausios nesėkmės, žinok, kad pakiltum ir pabustum iš to iliuzijų sapno, kurį tau sukūrė ir įdegė sistema, žmonės tam tikri, kurie taip pat sutiko žaisti tą žaidimą, jie tik tau pasitarnauja ir jie tik tau duoda raktukus, kad tu taip gyventi toliau negali, todėl ir veda iki pačio dugno. Aš tau galiu pasakyti paslaptį, nei vieno nerasi žmogaus, kuris pabudo ir pamatęs gyvenimą gražiomis spalvomis, nepraėjęs to dugno ir tos kančios. Kažkas prarado savo artimą žmogų, ar vaiką, ar žmoną. Kažkas turėjo ligą, kuri galbūt grėsė tarp gyvenimo ir mirties. Kažkas išgyveno skyrybas, kažkas išgyveno skausmus darbe ar kitoje aplinkoje. O gal santykyje su pačiais artimiausiais žmonėmis, broliais, sesėmis ar kitomis. Ir visa tai tik yra tik tai tam parodyta, kad tu nuo šio momento gali imti informaciją, ieškoti informacijos ir keisti savo gyvenimo būdą. Todėl aš esu numerologė ir galiu tau pasitarnauti per tavo gimimo datą. Žmonės kartais taip nustemba, kad sako, gal tu esi aiškiaregė, nors aš jau turbūt pasikartosiu, aš nesu aiškiaregė, aš tiesiog žinau skaičių reikšmes ir žinau, kokios programos ten veikia žmogaus gyvenime. Ir jos gali veikti per pliusą ir per minusą. Tik tavo yra pasirinkimas, o kągi daryti geriau. Jeigu gilinsimės toliau į mūsų visą visatą, į mūsų tai, kas vyksta Žemėje, tai vyksta labai didelė evoliucija ir jinai vyksta kas 100 metų. Šiandien tik labai mažoje dalyje Žemės, kur vyksta karai, bet ten irgi turbūt vyksta tik tam, kad ten įvyktų labai dideli ir kardinalūs pokyčiai, nes ten buvo per daug negatyvo, kai per daug yra ir būna žemės drebėjimai, ar ne, arba būna uraganai, arba būna potviniai, arba būna sausros. Viskas tik būna tam, kad ten įvyktų po visų šitų nelaimių žmogaus psichikoje restartas, persiprogramimas į kažką kito. Ko žmogus šiandien ir tu labiausiai bijai, tai išeiti iš komforto zonos ir daryti tai, ko tu nedarei. Ir tai yra normalu. Ir visi tai praėjo. Ir aš lygiai taip pat. Nes nežinomybė
ir nežinojimas, kaip toliau viskas vyks, yra tavo sėkmės garantas. Ten, kur tu labiausiai bijai daryti, na pavyzdžiui, duosiu instrukciją, nueiti pas aiškiaregį ir su jo pagalba išgydyti savo problemas, ypač psichinės problemas, dirbti su mentaliniu lauku, nes žmogaus kūnas yra apgaubtas 7 nematomais energetiniais kūnais. Ir jeigu ten yra pažeidimai visi, žmogus turi būtent tokias pasekmes. Ir kai jis turi pasekmes, jis automatiškai traukia į savo gyvenimą dar daugiau nesėkmių, kol nesusitvarkys. Tai gali būti programa iš praeitų gyvenimų, tai gali būti šeimos, į kurią tu atėjai gyventi, programa, su kuria tu turi praeiti. Ir visa tai, ką tu praeini, tavo siela sutiko. Ir netgi jeigu atsitinka nelaimė didžiausia, kuri, ar ne, kai žmogus palieka žemę, ar ne, palieka kūną ir iškeliauja, tai irgi buvo sielos sutikimas. Be jos nevyksta nei vienas veiksmas. Tik žmogus 25% gali pakeisti kažką tai. Visa kita 75% yra nulemta. Na pavyzdžiui, važiuoti į kitą šalį, gyventi tada ir tada, ar ne, sutikti tą žmogų ir būti su juo ir, ar ne, praeiti kažkokias patirtis. Galbūt kažką išmokti, ar ne, galbūt susituokti tą dieną tais metais ir taip toliau, gimsta vaikai, ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Jau yra nulemta. Ir kad ir kaip tu gali ten manifestuoti, stengtis, jeigu tau tuo metu nėra lemta, na kaip pavyzdys, ar ne, susituokti arba surasti partnerį, niekas tau nepadės. Tiesiog tau reikės išlaukti to momento, kada ir turės įvykti. Na, o kadangi žmonės visi skuba, lekia ir nori geriausio ir ima bele ką, tai šiandien yra specialistų komandos, kurios gali įvairiausiais įrankiais, būdais pasitarnauti tavo geroviai. Sako, dabar kažkoks tai yra apsėstas dvasingumas. Visi žmonės kalba apie dvasingumą, jis yra nuvalkiotas ir taip toliau. Kaip pažiūrėsi, kaip tu tai priimsi ir kaip tu leisi, kad jis ateitų į tavo gyvenimą. Dvasingumas tai nėra religija, pakartosiu. Dvasingumas tai yra naujo laiko žinios, apie kurias mes prieš 10 ar 20 metų net filmuose žiūrėdami stebėjomėms ir galvojom, nu kaip taip gali būti net filme, kaip žmogus sukūrė tokią fantaziją. Tai šiandien jau tai vyksta. Todėl aš tau rekomenduoju pažiūrėti visas dalis filmą Matrica. Ir netgi jeigu yra galimybė, kur yra labai sąmoningas žmogus, tau galėtų atskleisti paslėptas filmo užmaskuotus momentus. Nes man teko žiūrėti pirmą dalį, kur žmogus labai aiškiai suprato ir matė be jokių iliuzijų, be visokių fantazijų, kas iš tikrųjų yra paslėpta. Ir aš iš tikrųjų išsigandau. Nes aš pamačiau savo gyvenimą, kurį turėjau praeiti būtent tai. Išduosiu paslaptį. Ir filmai, ir filmukai yra visur atskleista mūsų visos žmonijos ateitis. Ir tai, kas šiandien atrodo neįmanoma, po kažkiek metų tai bus. Ar mūsų, pavyzdžiui, mano močiutė ir senelis galėjo patikėti, kad šiandien aš tau kalbėsiu ir tu iš bet kurios pasaulio šalies galėsi mane girdėti ir matyti? Tikrai močiutė sakytų, vaikeli, apie ką tu kalbi? Taip nebus. Tai, bet pavyzdys yra toks. Arba įsijungiam namuose internetą, kur yra Wi-Fi'us. Ir kai mes galime su telefonu vaikščioti iš vieno kambario, pakilti kitą aukštą ir mums veikia Wi-Fi'us. Kaip paaiškinsi? Nemato akis, bet viskas veikia. Tai ir vyksta mūsų gyvenimuose. Todėl aš labai kviečiu rinktis, atsirinkti, pajausti savo širdimi, kas yra tiesa ir kas yra melas. Nes šiandien ir yra labai stiprus proveržis kiekvienai sielai
atverti savo širdį, pradirbti destruktyves programas ir susijungus su savo širdimi 100% jausti, kur yra tiesa ir kur yra melas, kur yra manipulacijos ir kur yra žmogus atviras, nuoširdus. Ir jeigu šiandien, pavyzdžiui, aš galėčiau įsijungti televizorių ir pažiūrėti, kaip kalba žymos pasaulio Lietuvos žmonės, mano širdis iškart jaučia, kur jie sako tiesą ir kur jie kalba tai, ką turi kalbėti. O tu įsijungęs klausai ir tiki tuo. O jeigu dar informaciją daugini, ir tai reiškia melagingą informaciją, prie ko tu prisidedi? Prie savo gerovės ar prie savo ateities dar blogesnės? Todėl visada dalindamasi savo informaciją labai pagalvok, pasverk. Kaip ir pasverk turi savo žodžius, kuriuos tu kalbi, nes už kiekvieną žodį gausi atoveiksmį. Ko linki kitam, visada pačiam sugrįžta. Kalbu iš savo patirties. Ir jeigu apimtas žmogus pykčio visada linki kitam blogo, viskas jam kaip raketa atsitrenkia ir grįžta atgal. Ir dar pasidaugina stipriau. Įsivaizduoji, kas tai yra. Todėl aš labai tau iš viso širdies rekomenduoju. Ieškok žmonių. Ieškok savo širdimi tų žmonių, kurie tau gali padėti. Jeigu yra tavo gyvenime finansiniai nesklandumai, ieškok tokio žmogaus, kuris tau padės su didelė meilė ir atjauta, nes galbūt yra jo misija tokia – padėti tau nemokamai. Arba ieškok tų sielų, kurios atitinka tavo finansinius resursus ir tu gali už tai sumokėti. Ir nelikti skoloje. Taigi aš tave kviečiu pažinti save giliau su skaičiais, atrasti save ir žinoti, kas tu esi. Aš vieną dieną atsikėliau ir supratau, kad tikrai vieną dieną, bent jau privačiose mokyklose, visame pasaulyje bus mokomi vaikai numerologijos, o gal netgi ir astrologijos. Bus specialistai, žmonės, kurie kalbės apie tai. Ir vaikas puikiai supras, ką jam rinktis. Ar geriau tai daryti ir gauti tokias pasekmes, ar geriau daryti tai ir gauti tokius puikius rezultatus. Tai ir tu visada gali rinktis. Ir jeigu tu esi pasiklydęs, esi tame dideliame chaose, kaip tas žiurkėnas, kuris bėga ratukė ir negali, iššokti, pabėgti, jis bėga ir bėga ir bėga ir bėga. Tai aš tave kviečiu pažiūrėti į visą tai giliau ir atsakyti į tavo klausimus. Nes mano klientai sako, o ką pasirinkti, ar geriau video skambutį ar balso žinutę? Video skambučių yra kontaktas, tavo ir mano, yra energija, veiksmas. Gauni masę informacijos ir atsakau tavo klausimus. Ir plus mano energija. Antras variantas yra, tu gauni balso žinutę, per kurią taip pat teka mano energija. Ir ten taip pat randi atsakymus. Ir žmonės, kurie sako, aš tikrai galėsiu užduoti klausimus po balso žinutės analizės. Žinoma, sakau, jeigu jūs turėsite tikrai klausimų, galite užduoti. Ir aš jums išduosiu paslaptį. Iki šiandien nei vienas man neuždavė klausimų. Va čia buvo užduotis pačiam perleisti per savo pasąmonę ir sukramtyti taip, kad tu suprastum, tai kągi dabar tau daryti. Nes informacijos yra valanda su trupučiu ir jos yra labai daug. Ir jeigu tu gyveni tam destruktyvę, tam chaose, turi daug gyvenime iššūkių, klausyti reikia 2, 5, o gal ir 10 kartų. Ir kas kartą užsirašyti. Ir kaip tą dieną, kai atsikeli, žinai, kad reikia dantis išsivalyti, lovą pasikloti, papusryčiauti, nuvažiuoti į darbą. Ta patį darai ir su gauta informacija. Darai veiksmą.
veiksmą, kuris tau parodys paskui per rezultatą. Todėl šiandien žmonės, kadangi šiek tiek statistiką stebiu, nes žmonės, kai kurie mano erdvėje dalinasi, žmonės, kurie gyvena baimėse, jie negali uždirbti finansų, jie neturi pinigų, jie tiesiog ir yra pririšti prie tos baimų mašinos ir jie tada eina kažkur ar negauna kažkokią paramą. Aš nesakau, kad tai yra blogai. Aš noriu pasakyti, kad atsijungus nuo viso to su specialistų pagalba, netgi skaitant šviesių žmonių parašytas mintis, jūsų pasąmonėje vyksta stebuklai į gerąją pusę. Kai jūs skaitote straipsnį viešojo kažkokio laikraščio ir jeigu ten yra destruktyvas ir žodžiai, jūs griaunate savo gyvenimą, kol vieną dieną jūsų pradeda streikuoti organai ir nebeveikti. Kodėl dabar tai vyksta? Todėl, kad ir dabar yra tos 3 dienos, kai Žemė ateina aukštų vibracijų, energijos, kurių Žemėje nėra buvę. Ir kūnai negali prisitaikyti, nes ten yra viskas sujaukta, viskas pervesta. Čakros yra 7 čakros, kurios turi statmenai eiti per žmogaus stuburą. Ir jeigu jos yra išsilakšiusios, neveikiančios, ten yra tose pagal tas čakras, pavyzdžiui, gerklės čakra, tai visada yra problema su gerkle. Ir kol čakra nebus išgydyta, jinai neturės veikti puikiai. Apie tai beje aš kalbėsiu detokso 100 projekte pas nuostabę lektorę, daktarę, kuri gydo žmonės žolelėmis ir kitais būdais. Aš ten kalbėsiu irgi apie tai ir duosiu labai svarbius perliukus, kur tu galėsi sužinoti, o kągi tu darai ne taip ir kodėl ta čakra yra disbalansuota. Taip, tai bus bazinės žinios, bet žmogui, jeigu netgi tai pritaikant gyvenime, pokyčiai irgi bus. Taigi, kaip supratai, kad galvosi, kad aš nieko nedarysiu ir tai ne mano problema, tai kažkas kaltas, tai tėtis, mama, senelis, močiutė, valdžia, religija ar dar kažkas? Klysti. Tai rodo, kad tik tai taip tu nesąmoningai atvirkščiai kaltini save. Bet pats ar pati to nesupranti. Bet aš žinau, kad čia mane stebi unikalios, autentiškos, labai sąmoningos sielos, su kuriomis aš tikrai esu prisilietus ne vieną kartą ir be galo esu laiminga ir džiaugsminga, kad tu visada daliniesi mano skleidžiamą informaciją savo galbūt tėvams, savo sesėms, broliams. Galbūt daliniesi su draugais ar draugėmis, galbūt parašai komentarą, nes tas komentaras kažkam tai gali būti laimingas ir sėkmingas, kaip įkvepiantis. Arba algoritmo gale žmogus taip pat galės atrasti mane ir išgirsti. Ir visai nesenai kažkada gavau žinutę, kad algoritmai atvedė vieną žmogų pas mane. Ir todėl, kad tiesiog visą tą veda. Ir jis sako, kaip man dabar atsirinkti, tai ką klausyti, ir ten norisi. Žinoma, visada klausykit savo širdies. Žiūrėkite, kiek turite laiko skirti savo augimui, savo plėtimuisi. Aš kaip sakau, per dieną neskirti valandos savo, saviugdai, gauti informacijos naujo laiko žinių. Tai tas pats, kas negyventi savo gyvenimo, o gyventi kažkieno ir daryti tai, ką sako kiti. Ir pasaulyje vyks tol visko ir bus įvestos tam tikros momentai, gal tokie griežtesni, vien tik tai todėl, kad tu pasiklydai ir vis tiek per tą patirtį grįžtum į save.
nes žmogus gyvendamas pametė save. Kodėl žmonės gyvendamisi gamtoje, pavyzdžiui, mūsų seneliai tikrai buvo ir išmintingesni ir visada pagalvodavo, ką sako televizorius, ar tai tikrai yra tiesa, kurią reikia tikėti, ar geriau atsistojus ir pažvelgus į saulę suprasti, ar lys greit, ar snigs, ar bus šalnos, kaip saulėlydis nusileidžia, arba pagal gyvūnų tam tikrus pabudimo momentus sužinoti, kas iš tikrųjų laukia. Nes gamta yra natūrali ir jinai kalba natūraliai. Kaip ir mes esame gamtos vaikai, kurie taip pat galime gyventi pagal gamtos dėsnius. Tačiau civilizacija taip įtraukė į tokias situacijas, kai žmonės pakliuvę ten nemoka valdyti. Kaip vienas man rašė, žmogus, ar tikrai tavo skleidžiama informacija yra nešanti vertę teigiamą? Kaip pažiūrėsi, tas pats ir su socialiniais tinklais. Jeigu tu nuo ryto iki vakaro skrolini ir žiūri, man tai atrodo greuna tavo smegenis, tavo protą, gadina akis ir neduoda jokios reikšmės. Bet jeigu tu skaitai tik šviesių žmonių mintis, kuriuose yra kaip irgi informaciją panaudoti per veiksmą, tai yra kosmosas, nemokamai, tu gali gauti. Pasirinkimas tavo, mokėjimas visur viską pasverti. Ir tai padaryti, kad tavo gyvenimas būtų be galo laimingas. Taigi, užbaigiant, noriu pasakyti, kad nuo šių dienų tavo gyvenime tikrai vyks pokyčiai. Kokie? Tai yra tik tavo pasirinkime. Ir jeigu šiandien tikrai nežinai, ką daryti, aš esu ta, kuri gali tau pasitarnauti, o gal ir nukreipti, arba duoti informacijos, muzikos, mokomosios medžiagos, filmą pažiūrėti, kuris prisidės prie tavo geresnio rytojaus. Nebelauk rytojaus, daryk dabar. Nei vienas sėkmingas žmogus negyvena rytdiena ir praeitimi. Jisai gyvena čia ir dabar. Ir jeigu tau dabar iškrito šitas video, tai yra tau žinutė, tai visata, angelai, Dievas, nežinau, kūrėjas, kaip be pavadinsi, jis atvedė pas mane, kad tu gautum tai, ko tavo siela taip ilgai laukia ir žinojo. Taigi susisiek su manimi, mano kontaktai bus po video ir parašyk žinutę, jeigu tikrai tau reikia pagalbos. O jei tikrai yra iššūkiai dideli su finansais, aš visada randu būdų, kaip netgi ir taip tau pasitarnauti. Taigi svajok, kurk, piešk, tapyk, šok, dainuok, visomis šiomis dienomis pasikrauk teigiamą energiją ir suprask, jog tik tu nuo šiandien gali priimti sprendimą. Arba esi savo gyvenimo kūrėjas, arba atiduodi kažkam save į kito, ar ne, rankas ir gyveni pagal tai, kaip tas egregoras arba ta būtybė nuspręs, kaip jai bus geriausiai. Taigi, mylėk save, gerbk save ir tausok savo energiją, sveikatą, nes tai yra duota tik vieną kartą šitame gyvenime.